Hello. Ne į temą parodysiu topą. Šito topo istorija yra tokia, kad aš norėjau iš tikrųjų įkelt videką, kaip kuriu jį, bet viską nufilmavau visai kitų formatų, ne gulščiai, o stačiai. Pamiršau visai, kad YouTube yra viskas horizontaliu formatu, tai visiškas feilas buvo. Važiavau su šito topu į giminių susitikimą, aišku, buvau užsimetusi marškinukus, bet į pliažą kokį labai gražu, jau keletą kartų buvau apsimovus. Buvau įsivėrus kaip diržą į kelnes. Istorija tokia, nusinėriau visiškai per mažą, aš buvau nusinėrus iki čia, buvau sujungusi šitas dalis ir jis buvo akivaizdžiai man per mažas. Tai ne tik ChatGPT galvoju, kad esu truputėlį mažesnio dydžio, bet ir aš pati. Paskui teko kažkaip suktis iš padėties ir galvoju, gal tada vėl tokį trikampį pasidaryti. Čia buvo iš didelio rašto išeita iš krašto. Ir man čia, kai susisiuvo, taip idealiai gavosi netgi po krūtinę. Aš visada nešioju tokius silikoninius padelius, kad nereiktų man pamušaliukų jokių. Man pasiteisina jie, aš liemenėlių nenešioju nuo karantino turbūt. Nemėgstu, turi būti laisvė. Tai čia norėjau parodyti šitą savo kūrinį paskutinį, o dabar atėjo metas sijonui. Tai išduosiu visas savo paslaptis, kaip aš kuriu. Gal kažkam pasirodys taip nemokšiškai, visiškai iš idėjos, be jokių brėžinių, be jokių schemų, be jokių iš ankstinių planų. Turiu viziją galvoje ir ją praktiškai realiai įgyvendinu iškart paėmus vašelį ir siūlus į rankas. Tai pirmas dalykas, ką turim padaryti, tai čia yra sijonas, kurtas ChatGPT nurodymais. Labai trumpa, man nedengia net, kaip pasakyti, užpakaliuko. Visiškai nepadarus ilgis būtų man jį kažkur derinti, nešioti. Prašiau ChatGPT, kad sukurtų man ir outfitą visą, tai šitą pabandysim padaryti šitame video, tik jau su mano kurtu sijonu. Visiškai neapsieisim be to dirbtinio intelekto. Pirma, ką reikia padaryti? Išardyti. Toks, žinot, kad yra labai erzinantis dalykas. Var turėsiu darbelį. Paliksiu kokį 10 eilučių, va gal tiek. Žardysiu gal daugiau truputėlį negu pusę. Pradėsiu kurti, kokį aš įsivaizduoju. Išardžiau aš, kiek man reikėjo, tai va paliko toksai maždaug ilgis. Tiesa, pamiršau pasakyti anam video, kad čia yra vieta perverti raištelį. Nėriau 6, man atrodo, eilutes ir tiesiog išilgai sujungiu. O dabar toliau darysiu platinimą. Tai žodžiu, 10 stulpelių su vienu užmetimu į 10 kilpų. Ir tada į 11 kilpą jau 2 bus stulpeliai su vienu užmetimu. Kita eilutė kas 11, toliau prisidės kas 12. Ir taip turėtų susidaryti toks labai gražus platėjimas. Tai nežinau, žiūrėsim, kaip čia man gausis. Manau, sugrįšiu pas jūs po kokių 5-6 eilučių. Dabar nunėriau gal 1, 2, 3, 4, 5 eilutes. Kol kas taip atrodo. Čia 10 su vienu užmetimu, tada 3 dariau į vieną kilpą. Sekančio eilutėj pabaigiau, apsukau ir einu iš naujo. Gaunasi nebe 10 šitaip nert, o 12, kadangi mes pridėjom po 3 iš čia gaunasi, kad vienu užmetimu į kiekvieną kilpą gaunasi 14. Noriu, kad būtų jis toks nelygus. Kiekviena eilutė dabar prisideda tų kilpų man. Vis platinu toj pačioj viduriniai kilpoj, kad būtų toksai dėsningumas. Ir va tokia forma graži. Toks banguotumas. Įtariu, kad neužteks man siūlų, nes vis tiek jisai bus platėjantis. Gali būti, kad reikės pirmadienį varyti pirkti, dabar savaitgalis. Jeigu pritrūksiu siūlų, bus liūdna. Neturėsiu ką veikti, vyrai žvejyboje. Tikiuosi, siūlas nebus per storas ir sijonas nestovės taip iš šonus.
Viliuos, kad jisai gražiai kris. Va šitas truputėlį manęs neramina. Tai kol kas visas procesas išlieka toks pat. Vietos, kuriuose platinu po 3 kilpas, tos pačios. Kilpų su vienu užmetimu vis daugėja. Nersiu tol, kol matysiu, kad jau yra pakankamas ilgis. O vėliau žiūrėsiu, manau, kad kažkokį raštą gal apačiai padarysiu. Gal jūsų paklausiu nuomonės kokiam Instagrame. Pradės kiek esu nunėrusi kol kas savo sijonuko. Čia dar įsivers toks suliukas. Raštukas, bus dar koks nors raštukas, manau, kad bus fain. Momentėlis yra štai toks, yra gan vėlus vakaras, kadangi siūlai stori, vašelis storas, labai greitai nerėsi, nunėriau čia 8, sakyčiau, ir pasiekiau maždaug tokio ilgio lygį, kaip turėjau prieš tai su ChatGPT, tai dabar yra maždaug tokio pat ilgio, kokį išardžiau, tik tiek, kad kadangi jisai platėjantis, aš išnaudojau daugiau siūlų. Ir dabar jau tikrai nieko nebeskaičiuoju, tiesiog akivaizdžiai matau, kur yra vidurinė akis. Čia va, 1, 2, 3, tai į šitą antrą. Toliau vėl eis 3 akis ir eis paskui po 1. Ir taip gražiai man klostuosi. Tai jau yra iš tikrųjų ganėtinai vėlu. Šiandien buvau su drauge susitikusi, gėlių gavau nuo mano geriausios draugės pirmojo vlogo proga. Labai ačiū, Živilė, linkėjimai. Myliu labai. Labai svarbu iš tikrųjų yra tas artimųjų palaikymas. Viena, kai tau rašo nepažįstami žmonės, kurių galbūt niekada nesutiksi niekur, bet kita, kai tave palaiko patys artimiausi, šeima, draugai. Tada gauni tokį paskatinimą, kad vis dėlto rūpiu, kad nebereikalo matyti viską dar. Tai labai džiaugiuosi, kad turiu jaukų, mažą ratelę aplink save, tokį, kur galiu jaustis gerai, mylima, mylinti ir laiminga. Ir tokia ramybė. Žinau, šiandien susitikom, taip išmintingai pasišnekėjom, vieną kitą įkvėpiam ir labai džiaugiuosi ir sakau visatai, dievams, viskam dėkoju, kad turiu tokią draugę. Pat vaikystės esam neišskiriamos, visada viena kitą labai palaikėm. O šiaip sijoną liko labai nedaug siūlų. Tai iš esmės, manau, pabaigčiau aš ir per vieną vakarą gerą, bet kadangi nebeturiu siūlų, reikės laukti pirmadienio. Viskas ruduo, rugsėjis ir mes su tokiom akim ir sprogusiam jau vėl puolam į mokslo metus. Pabaigiau aš savo sijono siūlus. Trumpam grįžom namo su dukra, persirengti, pasidėti daiktų. Sūnų palikau treniruotėse, 2 dabar 2 treniruotės, tai turim truputėlį laiko. Ir užsukau nusipirkti trūkumo siūlų. Pagaliau, nes jau vakar žiūrėjau į šitą sijoną. Ir niekaip negalėjau susitaikyti su mintim, kad neturiu siūlų. Taip knietėjo man jį pabaigti, arba bent jau nerti tiesiogiai. Dabar planas toks. Manyčiau, dar nunersiu kokias 5 eiles įprastai. Vėliau galvoju ieškoti rašto kokio nors užbaigimui aplinkui. Ir manau, atsiversiu tą knygą, kurią man teta yra perleidus. Galvoju gal Instagrame pateikti porą variantų ir išsirinkti. Okay. O ką tu čia darai? O kodėl? Sausa. Ane? Bet reikėjo viduką prieš tai nusiplauti. Reikia ant švarios odyti, žinok. Tai tu dabar reikia nusipraus gerai ir ant švarios odos tepkis. Mergina grįžo iš mokyklos. Reiškiasi, reikia skincare routine padaryti. Dabar momentas toks. Nežinau, matot, nematot? Aišku, dabar nėra čia dar gražus, jisai visas neužbaigtas. Visur kyšo visokie siūlų galai. Buvau truputėlį užsimaus, pasimatavau. Manau, kad turėtų visai mielai atrodyti.
Bet dabar Pinterest'e tiek visko prisižiūrėjau, kad dabar dar vieno dalyko noriu. Ar nesakysiu kokio, nes aš žinau, kad aš pasakau, paskui pamirštu. Su galva tikrai turiu problemų. Sunku yra mums, ane? O kas sunku? Sunku yra susikaupti. Sunku susikaupti. Nerti. Ne, vat kaip kas įdomiausia, kai neriu, atrodo nieko daugiau nereikia. Galėčiau nerti ir nerti. Ir tau linkiu atrasti tokią veiklą, kurioje paskęstų visos tavo mintys. Kodėl visi sako, kad mes auksai? Kodėl? Nes dėl to aš blizgu. Man patinka, kad tu šneki. Bet čia apie tave. Ne, čia yra apie mano hobį. O aš neturiu hobio. Neturi dar kol kas. Matai, aš irgi tik nesenai atradau. Linkiu kiekvienam žmogui atrasti hobį kuo greičiau. Va. Susitiksime tada dar po kokių 5 eilių. O tu dar nepadarai? Ne, nepadariau. Ikiukas. Vaikus išvežiau į mokyklą ir galvoju pasimatuosiu aš tą sijoną, tai atrodo va šitaip. Ir visai cute, visai patinka. Dar yra trumpokas, manau, dar nunersiu vieną eilę aplinkui stulpeliu su vienu užmetimu. Ir tada ieškosiu jau užbaigimo raštą kraštą. Dabar yra tik ilgis. Jeigu pasilenkčiau, ir matosi ten truputėlis moteriškų gražybių. O čia yra L dydis. Turėjau aš tokią dilemytę mažą šiandien. Uždaviau Instagram'e tame klausimą su 4 skirtingais raštais, užbaigiant mano tą sijoną. Čia kažkur parodysiu. Ir vieno rašto nesupratau vieno ženklo. Ir niekaip nesuprantu, ką reiškia ta rodyklė tos bangelės. Tai Dieve mano, kiek aš privargau. Pati iš pradžių dariau. Niekaip nesigauna man ten, niekaip nesuprantu. Tada tiesiog Instagram'e paklausiu savo sekėjų, kaip čia, ką čia. Ir ačiū Dievui, kad mane supa tokios nuostabios moteris, kad subūriau tokią bendruomenę aplink save. Kad bendrom pastangom moteris pasiūlė savo variantą. Irgi tiesa, nelabai tiksliai žinojo, kas čia yra. Tai po to aš prisiminiau, kad juk aš turiu kompiuteryje programą, su kuria kūriau raštus ir ten yra visos aprašytos kilpos. Tai tas ženklas tiesiog yra apsukimo ženklas. Aš labai tikiuosi, kad šito rašto man neišrinks auditorija. Turiu savo 2 favoritus dabar jau, nes iš pradžių paklausiau, o tik po to pradėjau bandyti, kaip kas gaunasi man. Tai nežinau, žiūrėsim. Labai smalsu, ką čia man išrinks mano publika. Šiaip labai aktyviai balsuoja merginos ir moteris, tai labai džiaugiuosi. Tarp kitko, tikrai neužteks man tų siūlų. Reikės važiuoti 4 kamoliuko siūlų pirkti. Bet man negalima ten važiuoti vakar, kol ieškojo tos špulės man. Aš jau ten tiek nusižiūrėjau tų siūlų, dabar rudeniui kažkaip įkvėpimas. Pernai šito nepajutau visiškai. Norėjau tos vasaros nors tu ką ir man užsiciklinau ir nenėriau beveik nieko rudenį. Buvau nunėrusi tokią lemenę, kurios nepabaigiau iš tikrųjų, jeigu taip atvirai. O šį kartą labai viskas kitaip, daug fainiau, daug ramiau, daug mažiau pergyvenimo. Tai yra mano mokykla, čia mokinuosi dar. Kaip pirmokė, kartais antrokė jaučiuosi. Tai šiandien planas toks, nuvažiuoti dar nusipirkti vieną papildomą kamoliuką siūlų, nes galimai man jų neužteks. Kalbu ir žiūriu į tą sijoną. Ir galbūt šiandien netgi pabaigsiu aš jau tą sijoną. Dedu viltis, kad bus gražus. Mielas sijonėlis rudeniui. Tai gerai tada. Kol kas tiek. Bye. Tiesa, dar juk buvau rodžiusi, kad neriu kelnes, tai žinokit. Čia vėl lenda mano stebėtinas nemokėjimas apskaičiuoti dalykų. 2/3 esu nunėrus aš tų kelnių.
ir tiesiog pritrūkau siūlų. Neperku aš tų siūlų, nes dabar turiu kitą savo meilę sijoną. Manau, aš tas kelnes užbaigsiu per žiemą kažkurio metu, nes vis tiek jau vasarą jų nenešiosiu, kažkur kelionės neplanuojama, jos tikrai čia yra vasarai ir šiltam orui, paplūdimio kelnes. Tai dabar jau nebeskubėsiu aš čia jų užbaigti. Būtinai pasidalinsiu, kai užbaigsiu, bet jeigu norit pamatyti, kaip atrodo, tai trumpas, va, toksai bus parodomasis video. Tai va, idėja mano dabar yra beveik iki galo šitaip nerti su šitais siūlais, šituo raštu ir tada palei pačią apačią bandysiu vėl šitą įdėti raštą ir spalvą. Tai nežinau. Man labai patinka, tikrai ne kasdienai vėlgi nešioti yra, čia yra paplūdimiui skirtas toks raštas permatomas, bet yra be proto patogios, tikrai siūlai labai geri, tik tiek, kad galėtinai brangoki, man atrodo, viena ritė kainuoja gal 7 eurai ar 6, dabar nebeprisimenu, o aš jau sunaudojau 9 čia. Gaila, kad nebuvau pradėjusi YouTube'o turinio kelt, kai pradėjau jas nerti, nes irgi aiškinausi, kaip čia, ką čia daryti. Pirmos mano kelnes šiaip, bet ganėtinai gražiai va to lygiai. Aš manau, kad bus fainai, dar gal viršų pasidarysiu ir iki kitos vasaros arba iki atostogų bus gražus setukas arba gražios kelnes. Tai šitas raštas dabar bus užbaigimui sijono. Aš jau pradėjau, žodžiu, aš darysiu dabar visus žemus stulpelius aplinkui sijoną, tai ką aš jau ir pradėjau daryti. Ir dar ties va šitom vietom, kur dauginau akis, dauginsiu ir žemus stulpelius. Šitą dar viena, čia bus 3 žemi stulpeliai ir čia bus vėl 1 ir taip toliau. Aš konkrečiai esu miegui pasiruošus, bet negaliu užmigti, nenoriu eiti miegoti. Dabar kol nepabaigiau visą šitą dalykėlio. Dabar reikia žiūrėti, kur yra mano geroji pusė, bet siūlų nebėra. Nusipirkau dar. Mačiau jau, kad tikrai neužteks. Dabar jau tikrai užtektinai turiu siūlų, ramiai galiu pabaigti, bet šiandien jau tikrai nebesimatuosiu. Bandžiau nufilmuoti, kaip atrodo. Tiksliau ne kaip atrodo, o kaip nunerti, tai šiaip visai cute. Nepavyko nufilmuoti, nes tikrai žiauriai pavargus esu, net akis raudonos jau. Tai pasibaigė siūlai šitie. Viskas jau galiukas. Tai galvoju, tiesiog rytoj aš jums parodysiu, šiandien jau viskas. Einu miegot. Vasara buvo chill, o dabar sunku vėl įvažiuoti labai į tą rutiną naują. Dabar trumpai papasakosiu, kaip nerti šitą raštą. Jau pradėjau savo sijonukui nerti paskutinę eilutę. Tai čia yra eilutė visa prieš tai daryta su žemu stulpeliu, visą aplinkui apnėriau ir dar šitose va vietose didinau akių skaičių. Į vieną skylutę padariau 3 ir toliau vėl po 1. Tai šitą raštą aš neriu iš gerosios pusės priekiu. Pradedant kitą eilutę reikėjo man išnerti 4 akis. 1, 2, 3, 4. Ir į pačią pirmą eilutę daryti burbuliuką jau. Tada burbuliuką padarus, praleidžiu 2 akis, 1, 2 ir į trečią darau vėl burbuliuką. Tada 2 akis paprastai, dar 3 į viršų ir sujungiu šitas 3 ir tada vėl 2 į akį iš šoną ir tada vėl burbuliukas į tą pačią skylutę. Ir burbuliukas yra daromas taip, užmetu vieną kartą siūlą, duriu į ir ištraukiu. Dar mėgstu taip patampyti, kad tas burbuliukas būtų laisvas, didesnis, geriau matomas, vėl užkabinu ir vėl ištraukiu, vėl užkabinu
ir vėl ištraukiu. Ir tada užkabinu, jau ištraukiu per visas akis. Užkabinu, dabar jau aš turiu praleisti 2 akis. 1, 2 ir į 3. 1, 2 ir į 3. Užkabinu į 3. Įduriu vašelį, ištraukiu, patampau dar taip. Vėl užkabinu, ištraukiu, vėl užkabinu, ištraukiu ir taip 3 kartus. Ir viską užrakinu. Dabar momentas, kada reikia daryti smailų į tą. 1, 2. Tada 1, 2, 3. Kažkaip nelabai gerai čia man. Va. Tada 1, 2, 3. Darau bumbuliuką. Ir 1, 2. Vėl išneriu ir gaunas va tas šita va dalis. Dabar darau vėl burbuliuką. Užkabinu ir į tą pačią. Čia, kaip šitą darėm ir šitą. Ištraukiu, užkabinu, ištraukiu, užkabinu, ištraukiu. Ir tada galiausiai užkabinu vėl siūlą ir per visas akis. Va. Tada vėl užkabinu, 2 praleidžiu, 1, 2, praleidžiam šitą, 3, užkabinu, ištraukiu, užkabinu, ištraukiu, užkabinu, ištraukiu, 4 kartą jau per visas akis ant vašelio. Tada 1, 2, 1, 2, 3. Aš mėgstu atkarpom viską skaičiuoti. Ir burbuliukas mažasis, 1, 2 ir darau į tą pačią vėl. Hop. Taip. Ir ištraukiam per visas. Žodžiu, gaunasi va toks raštas. Dabar gal ne taip dailiai, kaip norėtųsi, nes žiūriu ir į kamerą, ir ar matosi, ar nesimato čia kas nors. Bet žodžiu, esmė tokia. Pabaigsiu aš tą sijoną. Šiaip galvoju, gal reikėtų netgi ir megztinį nusinerti. Aš dar to nepabaigiau, jau apie kitą galvoju. Gerai, žodžiu, tiesiog panerkime. Bet pažiūrėkit, kokia dydžiai jis yra. Pabaigtas mano sijonas yra ir dabar kibau į paieškas, kaip čia man jį suderinti, su kuo suderinti. Turiu minty 3 outfitus. Tai vieną tokį sportiškesnį, kitą su baltų megztiniu. Turiu tokį baltą ilgą megztinį, manau, kad turėtų gražiai atrodyti. Tik reikia tada baltų pėdkelnių. Ir dar 3 su juoda. Su juoda spalva outfitas, su tokia kaip aukštų kakliukų golfytė. Tik tais, vat, ką man reikia nusipirkti, tai reikia nusipirkti, aš taip galvoju, džemperį norėčiau, arba tokios pats spalvos, arba panašios su kažkokiu tai akcentu, tokios burgundiškos. Irgi norėčiau gal oversizinio. Dar reikia nusipirkti baltas pėdkelnes, juodas pėdkelnes ir jeigu rasiu tokias burgundiškas, būtų iš viso super. Tai dabar atvažiavau, žinokit, į dėvėtų drabužių parduotuvės. Čia Klaipėdoje yra toks kaip susibūrę, čia ne viena tokia yra, kurios man visai patinka, kurias aš einu, lankausi. Tai pirmą pro jas prasirausiu, pažiūrėsiu, gal rasiu kažką biudžetinio, o jeigu nieko nerasiu, tada keliausiu į Akropolį. Nieko gero neradau iš tikrųjų. Viskas labai arba nudėvėta, arba realiai tokiam pačiam kainom kaip New Yorkerį kokiam. Tai varau dabar į New Yorkerį. Nu va, aš iš Akropolio išvažinėjau. Nusipirkau keletą džempų, nusipirkau 3 pėdkelnes 3 spalvų ir ką dar nusipirkau, auskarus nusipirkau.
dar iš anksčiau turėjau tokias kojines. Dar namuose gal rasiu aksesuarų ir kokių drabužių. Ir tuoj parodysiu, ką esu sugalvojus, neįsivaizduoju, ar bus gražu ar ne. Toks kūrybinis chaosėlis. Nežinau, tik neapsisprendžiu, ar čia dėt golfytę, ar tiesiog ar džempuką. Tai žodžiu, apsirengsiu viską, susitvarkysiu ir pasirodysiu. Tiesa, dar paskutinis dalykas, kurį reikia padaryti, tai reikia suklijuoti viską ir tada nukirpti visus siūlus ir tada visiškai galėsiu matuotis. Paklijuosiu, paliksiu, važiuosiu pasimti vaikų, nuvešiu sūnų į treniruotę ir grįžus jau viskas turėtų būti sudžiūvę. Tai žodžiu. Turiu dabar kelias laisvas minutės, kol čia laukiu, kol tie klijai sustinks, kol vaikus važiuosiu pasimti. Tai ačiū Dievui, kad mano vyras nežiūri, ką aš filmuoju ir ką kuriu, nes kai pasitaškau pinigais, tai nelabai norėčiau, kad matytų. Jisai žiūri video tik kartu su manim, tai aš praskipinu, ką nenoriu, kad matytų. Tikiuosi šito nematys. Tarp kitko jau pradėjau vieną naują dalyką, kurį rodysiu kitame vloge. Ką kursiu, ką darysiu, pamatysit. Čia bus toks dalykas, kurio niekada irgi nedariau dar. Net nemėginau. Ir bus visiškai man išėjimas iš komforto zonos vėlgi. Bus įdomu pačiai. Apsimoviau pirmą outfituką, kurį pati sugalvojau, ne ChatGPT, nes prisižiūrėjus Pintereste, aišku, įkvėpimo, norėjau, kad būtų visa paletė praktiškai tokia pat, tik tais baltos gal spalvos, tokių akcentėlių. Tai toj parodysiu, nežinau, dabar aiškinuosi, kaip čia parodyti, kad visa matyčiausi, tai toj minutėlė. Šitas variantas ChatGPT su visais aksesuarais, su auskariukais. ChatGPT sakė naudoti, tiksliau, dėvėti golfytę ilgą, aukštų kakliukų, juodas pėdkelnes, kojines panašios burgundiškos spalvos ir aulinius batus, bet aš tokių neturiu, šiaip reikėtų čia gal žemesnių, tai užsidėjau tik, kad daugmaž, tai nekreipkite dėmesio. Netgi tašiuką pasiėmiau. Šiaip fainai. Ir paskutinį outfituką, kurį parodysiu, toks, gal čia netgi žiemiškas labiau ir neturiu pėdkelnių tinkamai. Nusipirkau baltas, bet jos labai tragiškai atrodo. Per baltos ir manau, čia tiesiog tiktų kūno spalvos arba kokios nors, gal jūs patarsit kokios, tai have a look. Prisimaiviau. Tai reziumė, esu be proto patenkinta šituo sijonu, jisai be galo paprastas, be galo gražus, nesudėtingas visiškai, kažkokio dviračio tikrai nesistengiau išrasti, bet man jis vis tiek yra unikalus ir aš tikrai dažnai jį nešiosiu, manau, šį sezoną, ir rudenį, ir žiemą tikrai, nes kaip matot, variacijų galima nemažai sugalvoti ir aš dar turiu galvoje savo visokiausių idėjų. Tai good luck for me ir
Labai džiaugsiuosi, jeigu ir jūs pamėginsit kažkokį panašų atkartoti modelį ir galbūt man atsiųsit, parodysit, kaip jums sekėsi. Tai labai ačiū iš tikrųjų, kad žiūrėjot, jeigu žiūrėjot iki galo ir paspauskit laiką, subscribe ir jeigu netingit, parašykit komentarą, ką galvojat apie mano videoką. Bye!